Sveiki visi vėl atvykę į mano 6 seriją Minecrafto išgyvenimo. Tai vat, aš buvau, tuoj parodysiu, radau labai daug irono, aš turėjau net prieš tai 47, daug turėjau labai, nemažai 47, ir nes aš dėl to va čia kasiaus, va čia labai giliai kasiau ir labai daug. Ir tuo nueisiu apačion. Va čia nuėjau, ir va čia daug kasiau. Čia iš tikrųjų nieko neradau, bet čia daug irono atradau. Visur šitam visam tunelį. Ir aš kaip va čia vaikščiojau, aš išgirdau ten zombiai ten ir skeletonai. Tai aš dabar nežinau, ar jie virš manęs, ar apačioje, ar šone. Aš bandžiau į tą apačią, aš nelabai radau. Tai nežinau, iš tikrųjų gal dabar aš to net neisiu ten ieškot jų, bet aš gal darysiu kažką kitą. Ir, arba dar daugiau mansiu, bet eisiu į keivą. Arba tiesiog ieškosiu kokio kaimelio, arba ten sugriuvusio portalo savo pasaulį. Ir to sugrįšiu pas jūs vėl. Dar suksiu pas savo vištas. Kiaušinių jau yra. Tik vienas. Keisto. Darba. Bet višiuko negavau. Va, išmetė vieną. Aš jaučiu, kad šitas bus sėkmingas. Aš jau jaučiu. Pasirodo ne. Bet dabar aš nelauksiu. Aš dabar iškart eisiu į kelionę. Ir tuo sugrįšiu pas jūs. Aš vaikščiojau, einiau tokį lyg urvą ir radau emeraldų. Bet aš nežinau, ar jos galiu iškast su akmeniniu pikeaksu bandom. Nors ne, per rizikinga. Tuoj pasigaminsiu. Aš dabar irono neturiu. Greitai grįšiu namo. Vat iškasiau tuos emeraldus. Ir dabar gerai būtų rasti kaimą ir galėčiau duoti tos emeraldus kaimiečiam. Dar pamatysiu surast kaimelį. Jūs nepatikėsit, aš radau savo senus namus. Kaip nostalgiška. Kiek ten prisiminimų mes sukūrėm. Ir štai mano valtis, kur aš galvau paėmė Herobrainas. Eime pažiūrėti. Seni geri namai. Ką turim čia? Man tik šitas gal reikalingas bus ir dar strėlė. Čia vištų nebeliko. Tik lapė. Tai būtinai jas suvalgė. Tada aš ir keliavau ten ir apėjau ratą iki savo naujų namų. Buvo gera aplankyti savo senuosius namus, bet man dabar reikia keliauti ir ieškoti kaimelio. Ir dar žiūrėkit, ką padariau, gėlių prisidėjau prie savo namų ir tai labai gražu dabar. Radau kaimelį, ką tik labai gražu visai, pažiūrėkit ant to kalno. Namas ir, man atrodo, kažkoks karalius gyvena. Ir iš tikrųjų net neprisimenu, kada namai tokie gražūs čia būdavo. Man šitam
Nuėjom update, pasidarė didesni visi kaimeliai. Va, arklių yra, viską. Ir aš juos išlaisvinsiu. Kas sugadint šiam kaimiečiam dieną. Va dar. O, bus vištom valgy. Čia tai jau rojus, čia labai gerai. Anksčiau tik pasuot galėdavo. O dabar pažiūrėkite mane. Stekas sėklų. Aha, ir kariam šitiem patinka. Tai aš galiu ir kariam fermą padaryti namuose. O, čestas. Oho. Sveiki vėl, vyrukai. Aš iš tikrųjų buvau tam kaime, apsibuvau ir va grįžau namo ir permergau, nes jau buvo naktis ir aš radau labai daug daiktų, labai daug, net 55 bulves ir 2 sugedusias ir pažiūrėk, kiek sėklų daug, aš dabar vištus tiek daug primaitinsiu. Ir bus net dar daug mažų viščiukų. O, kiek kiaušinių. Kas čia per garsas? Gal tik aš išgirdau, nežinau. Davai, tu ateik. Tu. Tik daug meilės. Ir mažiukus. Pamaitinsiu, kad užaugtų. O, kaip čia užaugtų. Ko aš nemaitinau? Jau aš išmaitinau. Nu tik šitų ne. Kitas jau sotas. Nu, vat, kaip ir viskas. Pasižiūrėkit, kiek jų daug pakaliko šitų. Na, ir manau, pabaigsiu šitą epizodą čia, o kitam jau gal ir bandys ieškoti deimantų. Tai, ir dar vat penktadienį, nuo penktadienio iki sekmadienio aš negalėsiu kelti video, nes aš būsiu stovykloje ir ten be telefono reiks būti. Nu tai vat, tai iki kito karto. Čia buvo Terminatorius. Šitą seriją turėjo tik vieną įspūdį.